Na, sveiki, sveiki, sakau visiems, čia Jurgita iš Vidurio Amerikos ir tikiuosi, kad 2026 metai ir jums, ir man bus dar geresni negu praeitieji metai visame kame, ir sveikatoje, ir šeimose, santykiuose, ir piniguose, ir aišku, siuvinėjime. Ir dėkui, kad užsukote, aš taip dažnai pamirštu pasakyti visiems ir visoms, kurie ateinate ir pastoviai žiūrite mano video ir komentuojate, paspaudžiate nykščius aukštyn ir rekomenduojate kitiems draugams pasižiūrėti, ką aš čia veikiu adatų ir siūlų pasaulyje. Taigi, čia yra mano antroji dalis pradėtukų video, kurie perėjo iš 25 į 26 metus. Tai aš įdėsiu prašyme video žemiau nuorodą į pirmąją dalį. Ir tikiuosi, jūs ir ją pažiūrėsite ir bus įdomu sužinoti ir anoje dalyje ir šitoje dalyje, už kokių darbelį jūs labiausiai sirgsite ir pasižiūrėsim, ar sutaps mūsų tokios nuomonės, kurias būtų įdomiausia išsiuvinėti pirmiausia. Na ir tai pradedam su šituo, kuris būtų mano numeryje 20-uoju. Aš naudoju 2 metų kalendorių, šiaip buvau radusi tik tai va tokį, kuris prasidėjo čia nuo spalio mėnesio ir radau internete per Amazonę, užsisakiau kaip tik, kad prasidės nuo sausio iki 27 metų gruodžio, tai bus tada pilni 2 metai, nes šitas nepilni 2 metai gaunasi. Ir aš turiu sąrašą, kur pradėtukai skirtingos stiliaus ir galima nauji pradėtukai. Aš turėsiu atskirą video apie savo planus ir 26 metams ir sužinosite tenai daugiau, ką aš žadu, kurį darbelį daugiau siuvinėti, kurį mažiau. Taigi, pagal sąrašą mano numeriu 20-uoju yra šitas, kurį pradėjau 24 metų gegužės mėnesį. Ir tai yra Giulia Manfredini, arba taip žinoma kaip Giulia Punti Antici, Toskanos marmuro atspalviai, kaip ten vadintųsi, grinai siuvinėjimo dėžutė tokia ir papildai. Tai viskas, ką čia matote, yra schemos, kaip daryti. Nusipirkau ir schemą, ir tos kai kurios papildomus dalykėlius, pavyzdžiui, tikrą itališką marmuro tos rutuliukus, jie tikrai yra labai sunkus šiaip jau. Ir taip pat turiu, kaip ir siūlų, čia magnetukas yra mergina rankų dažymo, taip pat siūlų rūšiuoklė yra tenais. Siūlai pagrindė naudojami yra Wigs Dye Works, tai viską naudoju pagal dizainerės pasiūlymą. Ir siuvinėju ant rekomenduotinos irgi 36 kaunto lino medžiagos Edinburgh, bet tokie kaip jinai siūlė smoky, tai kaip ir dūminį tokį, aš vis niekur nerasdavau. Tai moteris, kuri pardavinėja oficialiai Needlework galeriją, kai būna atvažiuoja jos dizainus, taip irgi sutiko, kad čia paprasčiausiai tokia antikinė balta visai normaliai tiktų. Ir man atrodo, aš netgi gavau tokį patį pasiūlymą iš pačios dizainerės, kaip parašiau už klausimą. Ir pasižiūrėkim, ką aš šito gabaliuko turiu padariusi. Tai kažkaip tai praeitų metų pačioj pabaigoj taip užsidegiau siuvinėti toliau, nes buvo tas ilgas, kaip čia takelis, ne takelis būtų va šitaip, kur grinai eina aplinkui tos dėžutės, tai tą išsiuvinėjau ir po to tenais dar visus toliau. Tai pirmiausia, tai parodysiu, kad susibraižiau medžiagą visoms dalims. Tai ir bus ir viršūnėliai, apačiai bus toks tai paprastas gabalas lino, pačiai apačiai, taip pat, kai žymėjau, skaičiavau tiksliai pagal dydžius, kaip subraižytai tenais parodėte, tai matote, skiriasi truputėlį
dydžiai visokiausių ir ten čia tuščia tokia vieta gaunas, bet tai nieko tokio. Tai pirmiausia, kai pradėjau šitą, jinai irgi siūlo kaip daniškų tokių variantų, kad kaip paprastai einu eilutę ir galima sugrįžti, bet aš taip nedariau. Aš, kai buvau pratus su ranko dažymo siūlais, tai užbaigdavau kiekvieną kryželį ir tada eidavau į kitą. Tai va taip, kai kurios spalvos matosi grinai nelabai keičiasi, pagrinde šitas viduriukas. Pabaigiau šitą ir matosi grinai va kiek lieka iki galo, kur va čia tokia linija. Po to žirklėms pakabuką, tai 2 dalys yra. Ir aš ten turėjau truputėlį irgi ardyti, vėliau netgi sužiūrėjau tiksliau, kad vienoje vietoje yra kaip ir žuvies kaulo toks vadinamas specialus dygsnelis, kur matosi toksai gelsvas va čia aplinkui. Tai yra, kur viena kryžiuko koja eina kaip ir per 2 kryžiukų pločius, o kita gaunasi normali. Tai tik tai, kad labai jau arti pasižiūrėjus, nežinau, jums išeis čia pritraukti, aš vėliau parodysiu viską geriau. Tai tas buvo ir čia, aišku, čia paprasti, tik tai reikėjo nepersiskaičiuoti, kaip ėjau. O čia va tai ar čia Rhodes ar Smirna, dabar jau net nepamenu, kokie čia turi skaičiuotis dygsniukai. Aš vėliau, kai pasakosiu, viską peržiūrėsiu. Žodžiu, toks iškilus kaip mini piramidės gavosi. Tai čia bus grinai žirklutėms pakabukas ir po to perėjau prie tokio irgi kaip ir mažesnio, bet gaunasi adatai susikišti ir jisai persilenks per pusę. Tai užtat vienoj pusėje taip inicialai yra jau mano padaryti, jinai turėjo ten alfabetą, tik tai reikėjo sužiūrėti, žinot, ploti visą tą ir kad gautųsi maždaug per vidurį apskaičiavimo. Ir adata dar tebėra mano, tiesiog baiginėjau tą vidurinę dalį ir ten dar truputėlį bus. Tai tas pats dygsnys yra ir šitame mėlyname, kuris irgi gražus labai atspalvis. Šitoj linijoje. Nežinau, kodėl jums vis grindis nori daugiau rodyti ryškumą negu pačio darbelio čionais. Žodžiu, dar nemažai liko darbo ir pasižiūrėsim, kiek man išeis pasiuvinėti 26 metais, bet va, 3 dalys jau, mažytės dalys yra pilnai pabaigtos ir kažkiek pratęsiu aš šiais metais. Na ir sekantis numeris 21, tai gautųsi Sweetheart Tree, dizainas vadinasi Ladies Quadrille, mano ponios kaip ir lady kvadratėlis. Tai čia va toks 4 pusių kabantis ornamentas ir matosi, lygtais buvo 2010 metų turbūt dizainas. Ir čia galime sakyti, nėra jokio kryžiuko, tai vien tie, kaip ir būna blackwork, tik spalvotų ir aišku bus tokių dygsnelių visokiausių. Aš pirkau rinkinį ir čia va japoniškas yra siūlas, taip yra kariniko šilkinis kaučingo, va grinai siūlas, o toksai. Ir viskas buvo įdėta, karoliukai bus aišku čia visokiausi. Siūlai, liktais yra šilkiniai ir aš buvau tik tai pradėjusi ir padariau, galim sakyti, neprisimenu dabar netgi kurią pusę, tikiuosi pasižymėjau schemoje, jau taip senai buvo ir praeitais metais liktai iš vis ant jo nesiuvinėjau, tai maždaug va, tą raudonai išsiuvinėjau tokį ornamentinį gabaliuką ir tebėra pas mane nurgė rėmuose, tai matosi grinai. Vienas ornamentas ir kol kas buvau palikusi, tokį buvau padariusi mazgelį, nes čia nėra kur saugiai pritaisyti X, kaip pavyzdžiui kryžiuką, kai siuvinėjai, ir nesinorėjau tiesiog tenais man bandyti dėkti, kad ten nelabai yra kur paslėpti, tiesiog kai būna ta pinstičia vienoje vietoje su vienu siūlu ten ar kaip siuvinėti. Ir aš stengiausi, ten liktai nebuvo parodyta, kokiu ten būdu eiti, kurį pilname dygsnį, kurį ne, bet matosi grinai,
kad kaip ir du siūlai susimaišo tarpusavyje ir taip keliauja. Tai stengiausi taip siuvinėti, kad nebūtų jokių ten ilgiausių pratesimų ir kad saugiai siūlas būtų pritaisytas, bet pagaliau buvau pabaigusi šitą ir nusprendžiau atidėti. Tai čia nežinau, kiek man čia laiko truks, reikia man tiesiog noro užsiimti vien tik tai to biesu tokiu ir pasižiūrėsim, kaip jisai eisis man toliau, bet čia yra mano numeris 21. Sekantis darbelis, numeris 22, tai yra iš žurnalo, vadinasi The Cross Stitcher, jeigu jums įdomu, 2004 metų balandis. Ir štai grinai kaip atrodyt turėtų visas tas darbelis, tai gaunasi 3D, toks pats savo stovintis, tai tipo laikas siuvinėti išsiverčia. Nežinau, ar aš lietuviškai ar angliškai tą darysiu, ar ką nors galima kitaip parašyti, bet mano planas praeitais metais buvo jį užbaigti siuvinėti, bet staiga tie Weeks Dye Works siūlai, visas tas pokas, kur buvau paskyrus šitam darbeliui, tiesiog kažkur pasislėpė ir tik tai grinai ant naujųjų metų radau. Taip kad dabar viską gražiai sudėjau ir kad nepabėgtų jau šį kartą. Ir matome, kad čia laikrodžio rankoms rodiklis tos tai yra padarytos iš adatų, aišku, čia siuvinėjimui ir pritaisytos va čia grinai. Ir taip pat čia truputėlį tik bus tokio bieso, tos, nežinau, ūsai ar lianos, kaip čia gaunasi, ūsai gal turbūt augalų. Ir čia yra spec diksneliai eina aplinkui ir ten paprasčiausiai lyg tai X gaunasi, bet taip pat va čia krepšelis irgi yra tie satinino ilgi diksneliai. Ir šiaip atrodo, kad čia varai diksnius, bet žiūrint dar kaip, iš kurios vietos eini, kurią susiūlų, ten gali ir tas siūlas pasitraukti. Žodžiu, aš ten taip nesudariusi, kad tiek daug daryti ir reikėjo man maždaug atsargiai pasižiūrėti. Ir pažiūrėkime patį darbelį iš arčiau. Tai reikėjo šiaip man nenukirpti iš karto medžiagos, nes kažkaip man dabar bus sunkiau pritaisyti kitame rėme, nes čia viskas grinai netelpa, ten, kur aplinkui reikės siuvinėti ir čia, kur žodžiai turėtų būti pasislėpę po tuo niurget, čia antras numeris, beje, pabandymui buvau nusipirkusi rinkinį tokį. Ir va, grinai matosi, kad spalvos truputėlį irgi keičiasi, va šitie kaip ir krepšeliniai tiesus tie siūlai. Gėlės beveik visos čia pabaigtos, nepilnai dar, ten aišku tie augalų siūlai, ūgliai gal vadinasi, nežinau, ir čia maždaug panašiai. Ir numeriai turės šiandien būti. Ir toliau čia viskas, kur eis aplinkui visą taip siuvinėti ir po to reikėtų viską kartu sudėti. Aš medžiagos dar nepasirinkau, kaip čia naisva, kad yra tokia ir medžiaga, kur ir adatinė, ir galima žirklės susikišti grinai, tokia, kad stovinti, nežinau, kaip ten reikės padaryti, kad gerai stovėtų stipriai, o net bandytų nugriūti. Ir čia paprasčiausiai parinkta kažkokia saga, tokia įmantresnė, keletą tokia bugle yra, ne karoliu, kaip čia gaunasi, ar iš Milhilo, aš kur nors kitur. Žodžiu, to dar tokio nesudariusi, bet bus įdomu padaryti, kai ateis laikas. Ir šiaip matosi čia kiaurai per medžiagą, kur tas tamsus siūlas eina, keliauja. Tai nežinau, kaip man išeis padaryti, kad taip nesimatytų stipriai. Bet jeigu ir matysis, na ką padarysi, reiškia taip. Tai va, tai čia jau būtų mano numeris 22. Ir dar vienas darbelis yra iš žurnalo. Šiaip iš 2 žurnalų, nes aš juos radau 2 vietose. Tai vienas būtų 91 metų lapkričio gruodžio.
91 Crossstitch and Country Crafts, tokias ateidavo senoviniai žurnalai. Ir kitas buvo jau 2017 metais Crossstitch and Needlework, kaip ir keepsake, kalendoriniam tokiam žurnale. Tai galima rasti ir vienam, ir kitame, štai kaip viršelį maždaug atrodo. Ir tas Santa's a Fable and Fantasy vadinasi, tai įvairūs kalėdų seniai. Ir aš pasirinkau irgi 28 kaunto medžiagą, tai maždaug taip viskas atrodo, tai skirtingų šalių kalėdų seniai arba tenais tokias stiliaus, tai čia daugiausiai žinomas su raudonu, čia grinai yra kaip ir su amerikietis, jau grynas gaunasi. Ir įdomu būtų žinoti, ar čia kartais ne koks rusų, aš nelabai nesiskaičiau. Taip, angliškas yra, ankstyvas Rusijos, Anglijos tėvas, Holland, tai Nyderlandai gal, taip pat yra ir amerikietiškas. Tai va, tai truputėlį parašyta. Šio praėjo pro mane. Bet aš nenorėjau viso to daryti grinai, tai čia tie galvoju man tie skaičiai. Ir raidės šitos man visos nereikalingos, tas alfabetas, tai aš daug pasižiūrėjau, pasiskaičiavau, kai ką gal ar širdutes, ar mėnuliukus tuos aš gal pasiliksiu, bet aš jį truputėlį sumažinau. Taip pat šitame sename žurnale rodo, kaip juos galima atskirai, kaip ornamentus tokius pasiuvinėti. Ir šiaip jie nėra labai jau siaubingai dideli, bet man gaunasi maždaug tada 100 aukščio ir ten 170 ar 6 ir kiek tenais savo pločio, bet nusprendžiau siuvinėti pačiame viduriukyje ir buvau tik tai grinai pradėjusi. Siuvinėjau, kur mano špargalkė popierius yra, ant 28 kaunto antikinė dramblio kaulo kešeldino spalva yra. Ir grinai tik tai per viduriukę paėmiau vieną spalvą ir čia pavariau truputėlį, kad nors pradėti. Ir štai kaip yra. Nežinau, kartais norisi man atskirai jos pasiuvinėti, nes aš siuvinėjau kalėdų tuos senius įvairius, kaip 3 kartus kiekvieną, vaikams kaip ir ornamentą kiekvienam turėti tokį kaip ir palikimą, bet šitą galvoju, gal čia man reikės tada bendrai čianais juos visus taip ir pasiuvinėti. Tai kol kas bendrai ir siuvinėsiu. Pažiūrėsim, kaip man gausis tuo truputėlį schemos pakeitimu. Kaip jūs manote, ar būtina man čianais tuos raides ir skaičius ten visą tą rašyti, ar jūs irgi taip pat padarytumėt kaip ir aš ir juos nuimtumėt, nes pagrindas yra kalėdų seniai, o ne ten tie visi alfabetai. Tai žodžiu, šitas darbelis gaunasi man numeris 23. Na, o sekantį darbelį buvau pradėjusi Liepos mėnesį 24 irgi metais ir šiaip jau aš jį, galima sakyti, vėl iš naujo turėjau perdaryti. Tai vadinasi Dimensions kaip iš tų Chart and Charms rinkinių, kur buvo tik tai schema ir keletą tų papildomų dalykėlių, tenais perliukai tie įmesti ir man atrodo čia tos kriauklytės įvairiausios. Ir aš jau daug metų ieškojau, kad būtų galima už normalią kainą, ta prasme ne kosminę, nusipirkti tą rinkiniuką, bet neradau ir internete pasiėmiau, paprasčiausiai įsispausdinau schemą, originalą ir taip dabar yra aišku ir sagos variantų, bet man kodėl aš norėjau ją siuvinėti, nes šita undinėlė yra tokia visiškai kitokia negu ten Mirabilijuose esu irgi siuvinėjusi, arba ten iš visur, kur tik tai mačius, visai skirtingos tokios gaunos undinėlės negu jinai ir labai norėjau ją taip išsiuvinėti.
tai buvau neteisingų kryptimi liktai, ar siuvinėjau pilnų kryžiukų vietoj pusinių, ar kaip. Žodžiu, aš turėjau išardyti, ką buvau užsiuvinėjusi tas bangas ir vėl iš naujo pradėjau čia kažkur buvau nedaėjusi teisingai ir išardžiau, žodžiu, per naują, nuo kairiojo viršutinio kampo ir čia, kur saulės spinduliai taip krenta. Ir tada daėjau, kur jos plaukai būtų ir galvoju, čia naisva, kad pasiuvinėsiu, žinosiu, į kurią pusę kaip viskas eina. Labai man patinka, kur buvau nusipirkus specialiai jai, tokia irgi magnetuko undinėlė ir čia viduje tos juda, gal matosi jums, tokios irgi žvaigždutės. Tai dvi tokios ypatingosios undinėlės mano. Ir štai kokia tik tai maža pradžia. Siuvinėjau ant 32 antikinės baltos Belfast lino medžiagos. Ir toks grinai vasarinis darbas, atsipalaiduojant, gražios spalvos, taip įsivaizduojant, kaip jūra ošia, man norisi grinai tada tik tai ir ją siuvinėti. Norėčiau sužinoti, ar kas nors iš jūsų esate irgi ją siuvinėję ir jeigu taip, ar irgi iš interneto, ar turėjote patį rinkinį. Jeigu iš interneto, kaip jūs sumastėte tuos ir tą tinklelį, kur reikės ten pridėti ir visą tą, kaip jūs čia sumastėte tai padaryti, būtų įdomu sužinoti. Tai čia yra mano numeris 24 vandenyno princesė. Šitas 25 darbelis irgi buvo trumpam nuo manęs pasislėpęs, nenorėjo pasirodyti, tiesiog buvo palindęs po kitų kaip ir rinkinukų, kurie aš buvau stalčiui sėdėjusi ten. Tai jisai yra vadinamas Witch's Night Out, tai tipo ragonų išėjimas, tipo kai jos pilnai išeina į lauką, ką nors ten darom. Tai Blackberry Lane Designs yra dizainerė ir taip turėtų atrodyti šitas darbelis. Ir ilgą laiką aš galvojau, ar man gal kitokią medžiagą imti ir dydį, nes čia galima įvairiai žaisti su juo ir matote. Ir violetinis, čia yra medžiagos atspalvis ir oranžinis toks ir galima kaip ir šito būgnų tokių padaryti, nes aš turėjau grinai tokį permatomą laikiklį, kur ten pas mus dažai ateina, tai bet ten galono didelio buvo. Bet aš pamačiau taip smulkiai išsiuvinėtą Needlework galerijoje ir įsimylėjau. Ir taip pat pamačiau tuos kabiklius ir irgi ten, kadangi buvo, aš jį irgi nusipirkau, tai čia 6 colių, tai netgi nesprindžio dydžio gaunasi. Ir taip Retromantic Fripperis kompanija vadinasi. Ir jie taip pat truputėlį padailino ir batus tuos čianais, kaip jums matosi, ir kepurė čia taip tipo truputėlį išraižyta, ne vien tik tai, kad juoda. Ir, man atrodo, gražiau atrodo, negu čia paprasta taip kepurė. Ir siuvinėjau aš ant 28 kaunto Crystal Kermit Casual lino. Tipo, tai krikštolinė, kai buvo tas Kermit, tai iš Sesame Street tenais tas varliukas atseit. Bet tokį dar žalsvą mėlyną kažkokį tokį blizgutį turi. Ir maždaug čia yra jau pusė pločio, tai gausis visiškai miniatiūrinis, siuvinėjusiu tik tai juodu siūlų per vieną pilnu kryžiuku, tai reikia atsargiai žiūrėti man, kad kryželį taip užbaigti, kad jisai nepraslystų pro medžiagos patį siūlą. Ir tokio štai ilgio grinai medžiagos gabalas gaunasi. Taip kad čia pusė, tai matote, tiesiog, nežinau, kiek tų centimetrų gaunasi, labai mažai. Ir aš tik tai norėjau padaryti tokią kaip ir pradžią, nes jau pradžia, jeigu padaryta, tai, kaip sakant, pusė darbo, ar ne? Tai aš praeitais metais prie jo neprisiliečiau, tai galim sakyti, tik tai kaip pradėjau ir taip ir atidėjau.
bent jau, kad pradžia būtų padaryta, nes vietoj to, kad ten sėdi mano norimų siuvinėjimo darbų grupėje, tai bent jau jeigu pradėsiu, tai reiškia, galėsiu išsitraukti jau belia kada, viskas siūlai sudėti, viskas schema yra. Tik tai aš jos neturiu sagos variantų, būtų aišku daug lengviau tai siuvinėti arba bent jau PDF, taip kad jeigu žinote, kur gauti ar turite, parašykit man, susisiekite. Tai va, tai čia vadinasi Witches Night Out ir mano būtų numeris 25. Numeriu 26 aš turiu pažymėjusi darbelį, kurį pradėjau grinai spalio 13 dieną, 24 irgi metais. Ir čia yra, nepamenu tiksliai, kokios tai rusų dizaineris originali schema, bet aš buvau nusipirkusi iš kiniečių Roastery tipo dizainas, va toks aš jį vadinu Halloween kamoliu. Tai toksai turi gautis pilno apsiuvimo apvalus ornamentas ir va tokie vaizdai turi gautis. Aš buvau siuvinėjusi anksčiau, bet ne pilno užsiuvinėjimo kaip čia, o mažesnio ten su tokiais sniego seniais besmegeniais. Ir kaip siuvau, nes čia irgi matosi, tai grinai susiuvimo liktai linijos, va taip, kad gautųsi. Susiuvoti man gavosi kaip moliūgo pavidalo sniego senių toks kamoliukas, ne kamoliukas, bet moliūganas ginai. O čia jau turėtų pagal viską labai atsargiai ir sunkiausia bus darbas tai susiūti viską, nes kur pavyzdžiui, jeigu buvo ir bieso to viską atskirai pasiuvinėti, kad kai susiūnė ir dažniausiai buvo siūloma siūti mašinėlę ir greičiau gaunasi, bet ten reikia taip gerai viską sudėti, kad pavyzdžiui šitas taptų vienas, vietoj to, kad čia būtų balta terpė arba ten nukasti kažką tai. Nukandimo to ir tikrai nesinorėtum. Žodžiu, man sunkiausias darbas bus viską tai susiūti ir siuvinėjimas labai paprastas. Viską naudoju, ko buvo rinkinyje, va čia va tokia va siūlų grinai va paletė. Yra čia paprasti tokie siūlai, nežinau, nesijaučia kaip sintetiniai, tai gal tie kaip ir medvilniniai tokie gaunasi. Tai va čia tokia siūlų paletė ir medžiaga irgi taip pat, nežinau, liktais 14 kaunto. Tai va tiek esu tik tai išsiuvinėjusi, maždaug viduriuką pasižymėjau. Ir taip grinai va, pradėjau siuvinėti ir matosi, kad čia jau eina tokie kaip ir bus lašai, kaip ir deimantai ir visą tai tuos tarpus po to jau čia va taip va turėsiu panaikinti. Tai tas ir bus sunkiausia, bet kol kas aš noriu bent jau išsiuvinėti savo Halloweeno tą kamolį ir pasižiūrėsim, kaip man eisi su juo. Na, o numerį 27 tai gaunasi mano Nora Corbett, vienas iš tų elnių, kalėdinių elnių. Aš bandysiu siuvinėti, stengsiuosi išsiuvinėti visą šitą seriją, kur matosi. Turiu kalėdų senio tas rogės irgi ir turiu pilnai išsiuvinėtą Rudolfą. Ir va šitas yra Dasher vadinasi, kuris tai čia būtų va, iš šito galo. Tai aš pradėjau jį gruodžio pradžioje 25 metais, tai čia nepilnas dar mėnuo net yra, bet norėjau ir pabaigti ir negalėjau dėl to, kad kai pirkau šitą poką, kur Witchelt sudedam ir pasirodo man atėjo taip ir su skylute šonu ir aš pradėjau žiūrinėti, galvoju, trūksta kažkokių tai man karoliukų. Tai ten buvo Magnifica, kurių dabar girdžiu labai sunku irgi gauti ten, ypač atskirai. Tai aš buvau nusipirkusi šitą iš 1-2-3 Stitch ir parašiau jiems. Iš pradžių galvoju, žiūrėjau, kaip nuotraukoje yra va šitas tipo pokas. Ir ten atseit netgi pas juos nuotraukoje 2 pokais buvo daugiau. Bet kai pradėjau tyrinėti internete, tai ten kažkas pardavinėjo tos tokius pokus irgi tenais ar eBay, ar Etsy, kad tenais 2 buvo mažiau. Tai po to aš taip ir supratau, kad Witchelt vietoj to, kad dėtų 2 papildomus pokus, ten spec
tokiems karoliukams, nu pavyzdžiui, kai būtų tokie bikonusai, vietoj 3, kur viename poke dažniausiai būna, jie sudeda 6. Ta prasme, 2 pokai būna viename ir tada to plastikinio poko jiems nereikia naujo dėti. Tai aš visą tai parašiau 1, 2, 3 Stitch ir paaiškinau, kad sakau, iš pradžių man atrodė, kad 3 pokų trūksta, bet kad vien žodžiu aš taip atradau, kad jų nuotraukoje yra kaip gal ir sena nuotrauka, ar kaip, nežinau, ar čia Witchell tik nesenai pradėjo, ar kas buvo. Bet vien žodžiu, kad man vis dėlto to trūksta vieno Magnificos, kurį reikia naudoti šitose didelėse skylėse, nu kaip tą viršutinį mažą karoliuką, kad prilaikytų didelį karoliuką. Aš tai anksčiau irgi taip esu dariusi. Ir, žodžiu, jie man atsiuntė kaip ir pakeitimui, bet tokius, kurių tenais tuos 2 pokus aš galvojau, kad neturėjau, bet kai buvo jie 2 viename sudėti, bet jie neatsiuntė to, kurio man reikia ir jie atskirai, grinai to Magnificos net neturi idėją į galimų pirkinių tiesiog sąrašą, taip kad tame ir problema, dėl to ir negalėjau pabaigti aš praeitais metais prieš Kalėdas, aš taip stengiausi dabaigti ir neišėjo man jo pabaigti, nes ir čia irgi karoliukai bus apačioje grinai, tai grinai matosi, jums gal čia nesimatys, kur šitie pridedami tokie ant viršaus, bet čia irgi tas tipo sniegas šitoksai gaunasi ir dar reikės man čia davaryti su biesu, bet norėjau pirmiausia tuos užpildyti dalis, o visą kitą ką tik galėjau išsiuvinėjau. Taip kad man reikės kažkokio karoliuko taip pakaitolo ieškoti tai Magnificai, nes girdžiu daug tų Magnificų grinai labai sunku rasti kaip individualių, taip kad jeigu žadate tokius siuvinėti, tai geriau tada nusipirkti cielą poką ir jame tikrai bus visų tų ir Magnificų bent jau turėtų būti. Ir ką, tai vien žodžiu, čia liko dar kažkiek pasiuvinėti ir tada bus užbaigtas ir pasižiūrėsim, kaip eisis. Aš juos visus siuvinėjau ir siuvinėsiu, jeigu nebent pasikeis medžiaga. Tai čia yra 32 kaunto, vadinasi Smoky Pearl Belfast linas. Tai kaip čia dūminis perlas gaunasi atspalvis, toksai kaip ir toks pilkvai granita, ar kaip tai gautųsi tokia cementas spalva. Tai žodžiu, čia jisai užbaigia mūsų kaip ir tokį pagrindinį pradėtukų parado gabaliuką. Ir dabar pereisim į kitokio truputėlį kaip ir stiliaus rankdarbius ir siuvimus ir taip toliau. Žodžiu, einam toliau. Pirmasis iš tų specialių mano tokių siuvinėjimų, siuvimo hobių yra šitas rankinys ukrainiečių. Abris Art ir gaunasi, vadinasi mėlynas auksas, žuvytė tokia. Mano tėtė yra žuvės ženklų ir galvoju, toksai įdomus būtų darbelis. Rinkinyje yra 5266 atseit karoliukai, įvairiausių 18 atspalvių, yra ir mikrokaroliukai, ir normalesni karoliukai, ir atėjo atspausdinta tokia ant kanvos medžiaga. Aš tik tai nusikirpau patį tą kaip ir schemos simbolį. Ir ką noriu parodyti, kad šiaip ant jo atrodo taip lengva juos visus atskirti, ar ne? Bet pavyzdžiui, kurie čia būtų, kad tai būtų galima taip lengviau, bet ir pilkas su tokiu labai švelniu violetiniu, čia atrodo taip ryškiai skiriasi, ar ne, bet kai eini žiūrėti mikroskopinius tuos pažymėjimus, tai tikrai nėra lengva, net nežinau, čia pavyzdžiui bus tokia jų mašalinė didžiausia, kad tai labai būna sunku kai kur atskirti, ar čia tik tai ar reikia, pavyzdžiui, čia man atrodo šitų nereiks siuvinėti, bet taip yra atspausdinti tokie taškiukai. Tai reikės labai viską čia šitoj bent jau vietoj labai detaliai studijuoti, kur iš tikrųjų reikia pridėti karoliuko, o kur ne.
Štai kiek turiu nuo 23 metų, kada čia aš siuvinėjau jį, birželio mėnesio. Visai nedaug, čia 2 būdais galima buvo parodyta, kaip siuvinėti, pridėti tos karoliukus, tai aš sustojau su vienu, bet tai kas irgi taip pat yra, jie čia ta atspausdinta nuotrauka irgi va čia va grinai matosi jums, gali susibraižyti visas tas, taip kad irgi reikia atsargiai su jie elgtis. Ir plus čia yra atspausdinta ant tokios va, kaip ir kanvos, ir joje pačioje irgi yra tokios linijos ir kartais per jas, per viduriuką būtų labai sunku pradurti. Aš naudoju labai aštrią adatą ir naudoju tą nematomą tokį žilkinį siūlą. Va čia matosi, kiek aš esu išsiuvinėjus tik tai su tais taškiukais tokiais pradurimais. Ir labai labai lėtai visas tas man eina, ir nes reikia grinai tarp tų karoliukų pradurti labai atsargiai, kad karoliukai gražiai gultųsi, bet sakau, šitoj mašaliniai, tai nežinau, kaip čia susigaudysiu. Man įdomu, ar kas nors iš jūsų esate grinai šitą darbelį siuvinėję ar ne. Nes čia, va, pavyzdžiui, tai liktai yra karoliukai, po to, man atrodo, čia tik tai, kad nuotrauka yra pridėta. Ir rinkinyje aš, ką pradėjau naudoti, tiesiog nuėmiau tuos pokus, kur sužymėti, tai irgi va matosi normalūs karoliukai ir mikro karoliukai įvairiausių, ir šviečiančių tokių atspalvių, ir amatinių atspalvių. Žodžiu, labai įdomus bus toks darbelis, bet jisai bus labai ilgas. Aš turiu, man atrodo, liktai dar 3 Abris Art va tokio tipo darbelius, ir tikiuosi viską visus juos išsiuvinėti, nors ir kiek laiko man čia truks. Ir šiaip jisai man už tą taip ilgai einasi, nes reikia labai atsargiai įtemptai dirbti prie jo, ir kad pradurti tą medžiagą čia, tą specialią kanvos. Žodžiu, įdomus toksai bandymas gaunasi, ir jisai kažkada tikrai bus užbaigtas. Tai čia vadinasi baltasis auksas, Blue Gold pagal Abris Art. Antrasis toks spec hobi darbelis turi kažkiek tai kryžiukų čianais. Tai čia aš jį vadinu savo hardanger gabaliuku, tokiu darbeliu. Jisai turėtų atrodyti maždaug va šitaip. Truputėlį siuvinėjimo, kur gėlytės va čia su lapeliais yra. Ten ir kai kryžiukais ten liktais šilkų yra, taip pat bus toks įdomus, aš anksčiau su juo nebuvau siuvinėjusi, kaip ir flošė siūlas, toks, nežinau, labai švelnus ir toks daugiau atrodantis pukuojantis. Ir taip pat ir 8-12 numerio perliniai tie siūlai, ir čia iškirpimai. Taip pat šitame dizaine jinai tam parodo iš arčiau, kaip galima padaryti, ir taip pat, kur galima, plaukai visur limpa, paimti detalės iš to darbelio ir grinai va taip irgi atskirai va padaryti kažkokius tokius, bet kol kas aš planuoju va visą tą, kaip čia yra, ir išsiuvinėti. Kažkada labai labai senai, prieš daug metų, buvau dariusi hardanger, bet grinai hardanger, ten nebuvo jokių tokių išsiuvinėjimų, čia ir biesų čia žodžiai bus padaryti, spec diksneliai taip pat bus visokiausi, ir rankų dažymo ten tie siūlai. Žodžiu, toks įdomus vėl prisiminimas, grįžtant atgal, ir praeitais metais tik labai nedaug pasiuvinėjau aš. Čia kur stais grinai va ekru šituo siūlo, ir va taip va turiu eiti, ir reikia labai skaičiuoti, nes į kiekvieną diksnelį eina, ir įtempimas turi lygus būti, kad kai reikės iškirpti detalės, kad ten nepasileistų taip, ir štai kaip kol kas atrodo. Tai čia būtų mano antrasis toksai iš tų spec darbelių. Na, o mano toks sekantis spec toksai darbelis, tai kaip ir atrodo, neturėtų būti sunku baltų
siuvinėjimu ant balto. Ir žinome, jeigu bandėte tyrinėti lietuvių tautosaką ir kai mūsų prosenelės turėdavo pagalvių kraštus ten arba išsiuvinėję ir ten iškirpę, arba būdavo kas nors nunerta, kažkoks tai toks raštas pagražinimui. Bet čia aš nusprendžiau pabandyti siuvinėti iš šitos knygos. Yvette Stanton, dizainerė, jinai, galim sakyti, yra karalienė to white work, balto siuvinėjimo stiliaus. Jinai keliauja po visą pasaulį į užkampius visokiausius, kad išsaugoti visus tokius dizainus ir stilius balto tokio siuvinėjimo. Ir kai viską tai daug surenka, pavyzdžiui, čia yra kaip ir iš Friesland grinai tokia teritorija, Dutch, kaip vadinasi tas Dutch, dabar lietuviškai nepamenu, Europoje, bet jinai studijavo viską ir bandė visą tą informaciją, kad pasaulis neprarastų tiesiog tų tradicijų, tai ir išleidavo tokią knygą, jinai gan stora yra, ir jinai turi, daro ir klases kai kur, ir yra ten Facebooko grupė, grinai Whitework yra, ir jinai tenais irgi rašo ir atrašo, jeigu turit klausimų. Ir matote, čia aš jau dar planuoju kai ką daryti, nemažai. Pavyzdžiui, va šitas sempleriukas pavyzdėlis, va, ir su keletą spalvų, bet tai bus toks labai ilgas ir labai didelis darbas darimui. Jos taip pat noriu padaryti kaip ir pagalvėlę su bent jau mūsų šeimos inicialu, kaip ir pavardės, bet matote, kaip įmantriai viskas padaryta, tos raidės. Jos schemos grinai yra juodai tokios baltos, subraižytos, ir matosi grinai, kad spalvos ten kaip reikia daryti, kad lengviau ten susigaudyti, ir daug tokių papildomų yra dalykų, pavyzdžiui, grinai kaip atrodytų Hardanger, kad būtų visi tie pagrindiniai dygsneliai yra čia. Ir ką aš dabar siuvinėju, tai tos uogos baltos, pradėjau nuo vienos, dabar jau net nepamenu, kad yra šita kairiausioji, ir siuvinėju jas visas, nusipirkau gabaliuką 28 kaunto balto lino, nes baltas ant balto. Ir štai kol kas kaip turėtų užtekti visoms trims. Ir va štai kaip yra. Ir pirmas sykį naudoju taip pat tokį Londonderry lino siūlą, grinai lininis, va toks siūlas yra, šiurkštesnis gaunasi, ypač kai po šilko siuvinėjant, tai tas labai toks šiurkštus gaunasi atrodo. Ir taip pat aš buvau ten Facebook grupėje įdėjusi šitą nuotrauką, ir man atrodo, čia buvo gal praeitais metais ar užpraeitais, nes aš jį buvau pradėjusi 24 metais balandžio mėnesį. Ir man Yvette irgi tenais atrašė, nes, pavyzdžiui, šitie dygsneliai turi būti tam tikro įtempimo, kad taip gultųsi, ir aišku, čia tie satininiai turi būti gerai lygiai padaryti, bet aš norėjau įsitikinti, kad aš viską teisingai padariau, nes jie atrodo tokie lengvi, bet iš tikrųjų ne, čia kiekvienas iš dviejų yra sudėtas tas susitikirtimas toksai. Ir žodžiu, čia jau beveik gaunasi viskas, plačiausia vieta tos braškės, dar ten bus žemiau, aišku, eis tie dizainai, bet mano tokia sunki, labai lėtai einama pradžia, nes čia viskas man yra nauja toks stilius, mokausi, ir aišku, ten kai kurie bus darbeliai, čia kaip ir Algerijos tos akis, aš žinau lengvai kaip tai daryti, ir čia aišku tie satininiai tokie, kaip ir Bardželovos negaunasi, bet yra tas įtempimas labai svarbus, ir ten bus tokių spec dygsnelių, žodžiu, visą krūvą po truputėlį daugiau siūlų perkuosi, ir ten bus
įvairių dydžių tos medžiagos, bet sakau, nors vieną braškelę būtų fainai taip užbaigti, nors noriu visas tris, nes medžiaga yra visoms trijoms šiandien atkirpta. Bet va tokia įdomi pradžia ir man įdomu, ar jums irgi patinka siuvinėti vienspalvę siūlų ant vienspalvės medžiagos. Ir ką jūs tokios įdomaus siuvinėjate, irgi parašykite, man bus įdomu bendraminčių irgi turėti. Tai čia būtų mano trečiasis toks spec darbelis. Ir štai mano sekantis darbelis, nauja irgi tokia atšaka rankdarbių. Ir čia yra dizainerės Gay Ann Rogers. Jinai pardavinėja vieną kartą į metus pagrindę savo, ar tai tik schemas arba ir rinkinius, kurių yra labai mažas kiekis. Ir aš pradėjau kolekcionuoti juos, nes labai sunku tuos visus gauti. Ir tai vienas rinkinys, tai ne vienas rinkinys, bet dažniausiai kokius noriu rinkinius ir jie nėra labai pigus. Bet viskas ten yra įdėta, tai išgraibstė per virš minutės, kaip sakant, ten 5, man atrodo, tik rinkinius tos turėjo. Ir tai spėjau tą pirmąjį tokį gauti, nes aš jai buvau parašius, sakau, staigiai dingo, žinot, kol čia susiorientuoji, paspaudė knopkį ir, kaip sakant, dingė. Tai karts nuo karto jinai surenka papildomai, laukia eilėje ir gavau tą rinkinį, tai tikiuosi, po šito norėsiu jį pradėti. O šitas, tai ką matote, ten nėra nei vieno dygsnelio, nes vadinasi Drawn Thread Sampler, tipo ištraukiamo siūlo pavyzdėlis toksai, tai matosi čia baltai ant balto grinai ir kaip ir ryšelyje būtų tokie va iškarpomi ir taip toliau. Ir čia netraukiam, nesutraukiamas siūlus, bet ištraukiamas daugiau taip gaunasi, nes truputėlį skiriasi negu pull thread stilius. Ir čia būna, aišku, tokie kaip ir satininiai, bet visi tie iškarpimai. Ir reikia labai tiksliai viską susižymėti. Tai mano pirmas žingsnis buvo grinai susižymėti. Ir taip pat vien specialiai tam darbeliui nusipirkau tą adjust a frame tokį. Dabar laisvesnis, nes vėliau po to tenais reikės prasukti, turiu tam tikrą raktą iš tos kompanijos. Ir va štai kaip žymėjusi, bet dabar pastebėjau, kad man kai kurie žymėjimai tokie nublankę yra. Taškiukai reikėjo dėti, ten labai skaičiuoti, nes viskas turi būti labai tikslu. Ir mano pirmas darbas buvo toks. Ir reiškia, nors ir tas specialus toksai flamasteris, tušinukas, kad neišsilietų ant medžiagos ir taip toliau, bet vis tiek bus ant jo viršaus užsiuvinėta, bet reikės dar, man atrodo, kartą pereiti, paryškinti tuos taškiukus. Ir jos instrukcijos, nes aš pirkau šitą vien instrukciją ir tai dėka tik tai, kad labai daug žmonių prašė, tai jinai karts nuo karto būna ištraukę senus savo dizainus iš kaip ir archyvo ir pasiūlo vien tik schemą. Ir pasižiūrėkit, čia atėjo mūsų standartinių, nežinau, kai čia A2 ar A3, kokia čia pas mus Amerikoje stiliaus yra tas popierius. Tai va čia vien yra tik instrukcija, bet viskas labai detaliai subraižyta, sužymėta ir grinai va taip žingsnis po žingsnio jinai visą tą daro, užtat labai daug laiko užtrunka, kol tas instrukcijas dizaineriai tokie sukuria. Ir aš nebuvau iš pradžių žinojusi, kokią noriu spalvą naudoti, ar baltą tenais, nes to perlinio siūlo reikia, keleto dydžio tenais ir DMC. Ir kai buvau uždavus už klausimą, irgi visi mano žiūrėtojai ir čia, ir grupėse maždaug po lygiai pasidalino, kokią atspalvį. Ir nusprendžiau tada eiti su tokiu labai šviesiai, pas jūs čia ryškesnis toks mėlynas atspalvis gaunasi. Bet toks labai šviesus melsvas atspalvis yra ir kai ten siuvinėsis, tai gal bus dar šviesesnis vaizdas, nes reikia 8 ir 12 ir
pasižiūrėjau, kad jų yra gaminama tose dydžiuose. Ir va toks bus mano tada pradinis siuvinėjimas su tokiais atspalvės siūlais, nes kol pabaigsiu aš jį, tai daug laiko irgi praeis. Ir ką, tai tikiuosi nors kelis dygsnelius šiemet jau pridėti ir pradėti pasibandymui va tokius darbus, nors jinai turi truputėlį tokį kaip ir toks, bet supaprastintas, bet aš norėjau, sakau, jeigu šoksiu, tai šoksiu į gilų į kraštą ir visą tą grinai darysiu. Taip kad nežinau, kiek čia man laiko truks, bet kiek esu mačiusi nuotraukų, tai iš arčiau ir iš toliau ir visokiausių atspalvių labai gražiai atrodo. Toksai labai švarus vaizdas gaunasi, vien tik tai viena spalva siuvinėti. Tai čia būtų mano toks sekantis spec darbelis. Ir šis sekantis darbelis nieko visiškai neturi bendro su adatomis ar siūlais. Vadinasi Cloisonne toksai stilius. Ir atėjo su tokia maždaug tipinė instrukcija, ne tam specialiai darbeliui ar kitam, bet maždaug kaip taip daryti, kad visiems tiems tinkam. Ir aš pirkau 2 pokus skirtingų dizainų, išsirinkti paveikslėlį ir taip toliau. Tai kas tai yra? Tai čia ant tokio kaip ir plastikinis, ar koks čia yra toksai labai arba platus, arba iš 2 dalių padarytas. Atspausdintas taip truputėlį iškiliau. Atspausdintas yra toks braižymas. Ir paėmė viskas ten rinkinėje, kur buvo, paėmė specialią tą vielą ir ją padėjusi klijus, čia dar buvo likę klijų, ištepus klijus, po to tenais bandai išlankstyti grinai pagal tas linijas ir pats sugalvoji, kurią tenais dalį reikėtų va taip nukirpti, ar ten eiti ir kitos trumpesnę padaryti. Ir ypač svarbu yra, kad šitie gultų lygiai ant dugno, nes jeigu išsikels, tai po to prabėgs pro apačią, arba tas pats būna su šonais, kad reikia taip užpildyti, kad irgi neišbėgtų iš šonų. Ir tuoj parodysiu tuos visus dalykėlius, ką naudojau. Taip kad pradžia buvo gan ilga, nes norėjusi, kad ir tas lygus būtų vėlos gabaliukas, kad nebūtų susigarankšlavęs toksai ir kad eitų grinai pagal tas linijas. Ir parodysiu, kaip rinkinėje dažiai, taip ir laikau. Tai atėjo su spečiola, kur reikės ten dėti visokiausių klijų, ten sumaišymui dalykėlių, toksai irgi laminavimo kaip ir klijai čionais. Po to pilna labai smulkaus tokio smėliuko spalvoto, kur tom darbam reikės grinai atseit sužymėti jie. Ir jį sumaišai ten su vandeniu ir taisai. Va tokia vielutė yra lankstoma. Ir reikia ją išlankstyti ir taip pat ištiesinti, kur reikia. Žirklės, kad nukirpti, ten yra dar tokios replutės mažos, prilaikyti, kai ten viską lankstai kampus. O jeigu reikia ištiesinti vielutei, tai yra 2 tokie mediniai gabaliukai, kur tarp jų padedi ir ten traukia tą vielą. Tokie klijai, žodžiu. Ir padėklas yra tam, kad po to galėtum tą visą dalykiuką čianais pasidėti. Tai štai kokį darbelį nesiuvinėjimo sumaščiau, niekad tokio nesu dariusi. Ir aišku, spalvas po to ten reikės man susižiūrėti, nes kitas dizainas ten papačiai yra kitokius atspalvių. Bet čia tokia gėlytė, galvoju, viduje pačiame viduriukė, tai matote, kiek miniatiūrinių reikės man iškarpimų, išlankstimų daryti, tai čia labai bus lėtas darbelis, bet man atrodo, tame irgi yra toksai tam tikras iššūkio įdomumas, pasižiūrėti, ar man išeis miniatiūrinius tokius išlankstyti. Nes su siūlais vienaip, o su tokiu metaliniu tai yra truputėlį kitaip. Taigi čia mano yra dar vienas toksai
naujos technikos bandymas, kažką tokio iš skirtingų hobių pasaulio. Ir štai jau artėjim prie pabaigos mano pradėtukų parado. Ir šitą darbelį aš buvau pradėjus per savo gimtadienį 24 metais gruodžio mėnesį. Ir aš jau irgi taip specialiai laukiau savo gimtadienio, kad pradėti kažką tokio įdomaus. Ir ką matote, tai yra Amy Mitten Designs, vadinasi, iš kolekcijos karalienės apdarai, ar kaip čia mes gal išsiverstų attire. Ir aš darysiu va šitokią karūną, kuri yra susidedanti iš įvairių visokiausių dalių, spec dalykėlių ir išsitrauks po to stalčiukas toksai yra ir įdėjimui tenais irgi siūloms ar kam ten irgi specialus toks dalykėlis mums, bet kadangi aš su tokiais dalykais nesu irgi susidūrusi anksčiau, tai labai lėtai eisis, tai man atrodo, nebent aš viską kitą numesiu į šoną ir dirbsiu prie šito rinkinyje. Jinai ne visada beje juos turi, bet kai gavau rinkinį, tai viskas, ką reikia, specialūs adatos visokiausiams tipo siūloms ten naudoti. Ta gilt yra skirtingų tokių, aš niekad nesu bandžiusi tokio aukso naudoti ir va kaip ir tie karoliukai sudėti. Buvo atspausdinta ta medžiaga ir toliau toks šilkas ar koks čia yra. Ir po to apačiai irgi pritaisimui, po to toks kaip ir barchatas, kur, kaip matosi iš nuotraukų, šilkiniai įvairūs stiliaus siūlai, tokie kaip ir perliukas čia matosi. Matosi kitos detalės, kur reikės po to jas viską iškirpti ten ir taip toliau. Ir taip, tai ką aš dariau, tai reikėjo man ištempti, man reikės gal dar truputėlį pertempti. Ir matosi grinai va nugaroj, kiek aš esu padariusi, kol kas ten pagal linijas, pagal spalvų kodus subraižymo aš sekiau, nes čia pažymėta, kam kas naudoti, reikėjo atskiras tas medžiagas, šita yra muslintas sutvirtinimas, kad geriau laikytųsi ir pagal tai viską darau ir nežinau, kiek čia man laiko užtruks. Nusipirkau taip pat specialį laikiklį jos instrukcijoms, tokį didelį dėžę, galvoju, oho, tai čia matosi, kokio yra dydžio, specialiai tam dizainu, va čia toksai, ir atsispausdinau instrukcijas, nes galima šiaip pas ją internetinį puslapį, ten turi savo pačios asmeninį tokį prisijungimo kodą. Ir ten eini ir pagal internetą tą puslapius gali žiūrėti, bet va grinai jau čia instrukcijos žingsnis po žingsnio, kaip ten daroma, kaip viskas sudedama. Ėjau į biblioteką visą tai atsispausdinti, žodžiu, labai detalus turėtų būti pagal viską. Ir aš kol kas tik tai pirmą pamoką maždaug ten padariau, reikės po to žiūrėti, kaip ten kas toliau bus daroma, bet pažiūrėsim, kaip čia eisis. Aš dar vieną tokį rinkinuką skirtingą irgi iš tos kolekcijos esu pas ją įsigijusi ir jinai ten visokiausių turi. Fibers to Die For, kaip čia jos internetinė maždaug puslapio kompanija, amymitten.com vadinasi. Ir žiūrėsim, sakiau, kaip eisis. Toks įdomus dizainas, aš jį laikau atskirai maišiukė, kad nerinkinėtų jokių ten dulkių, neišsipaišytų netyčia ar kas nors ten nusičiaudėtų. Ir kol kas va taip labai atskirai su juo aš elgiuosi. Tai pasižiūrėsim, kaip eisis. Ir ten turiu tokį karalienės batą, ten adatinę tokią laukiančią po šito darbelio ir praeis nemažai turbūt metų, nes kaip matote turiu daug įvairių jau pradėtukų ir plus įvairiausių irgi dar rinkinių ir schemų paprastam kryžiukui ir bandau jų daugiau išsiuvinėti, kad galėčiau daugiau dėmesio skirti va tokiems naujiems va bandymams,
kažką tokio kitokio. Plus šitas nebus pakabinamas, aišku, ant sienos, tai man sienos vietos sutaupys ir toksai bus kažkas tokio įmantresnio, tokio, kad galėčiau grožėtis po to besiuvinėjant, žiūrint šalia manęs savo tokios karūnos sėdinčius darbelių. Taip kad čia yra karalienės karūna pagal Amy Mitton dizainą. Ir štai priėjom prie mano pačio paskutinio pradėto darbelio. Ir aš jį įskaičiau į kitokių technikų būrį, nes šitas yra siuvinėjimas vien, kaip ir blackwork gautųsi, tuo tik tai dygsneliais, visiškai nėra nei vieno kryžiuko. Ir tikiuosi, jūs atpažįstate truputėlį, kas tenais pagal tokius dėmes, kas tai yra. Ir tai yra va šitas Vincento van Gogho žvaigždėtas dangus. Ir dizainerė yra Urban Stitches kompanija. Jį pradėjau 25 metais vasario vidury. Čia vadinasi toksai kaip ir sel, mums siuntė ten maždaug kas savaitę, ten 3 savaitės iš eilės siųsdavo po gabaliuką, po dalį. Ir po to vieną savaitę būdavo, kaip ir sakant, laikas pasivyti ir taip toliau. Tai čia iš daug dalių sudėtas toks darbelis. Ir siuvinėjimas su vienu arba 2 siūlais. Tai reikia tenais, kaip PDF failas ateina, sužymėta yra tenais kokius siūlų kur daryti. Ir tenais sujungimuose ir parodysiu truputėlį va iš arčiau. Dabar nepamenu, ar čia 5 ar 3 dalys padarytos. Tai va grinai, kaip va matosi, kad aš siuvinėjau ant 14 kanto čianais ir grinai kai kur va tik tai kaip ir būna toksai kaip ir langelis, pavyzdžiui, kur praleista yra dygsnys, o kai kur ten tiesiog įvairias pusės įstrižai ir tiesiai ir išilgai viskaip eina, bet tai viską ir sudaro visą tą dizainą. O taip iš arti tai aišku neįdomu taip grinai žiūrėti, nebent tu pats siuvinėjai, bet va iš toliau, kai pasižiūri, tai po truputėlį pradeda visas tas darbelis grinai susilieti ir jau galima atpažinti tą visą darbą. Tai mano pirmasis šios dizaino kompanijos darbelis, nes pradėjau žiūrėtis daugiau į internetinį puslapį ir ten tikrai įvairiausių įdomybių yra ir užsiema vien tik tai va grinai tokia va technika, kad viskas išsiuvinėjama tik tai tais pusiniais, tais ketvirčiais ar kaip čia skaitytus įvairiai. Ir nežinau, kiek aš sugebėsiu šiemet padaryti, bet noriu ir toliau jį tęsti. Buvo daug klausimų tenais ir Facebooko grupėje, tipo, gal, kadangi matote, čia irgi bus gal apie kiek čia 3 coliai, tai 5 cm gaunasi, kad tai čia tik tai plotis, kad toks didelis darbelis yra, gal geriau būtų ant mažesnio skaičiaus medžiagos, kad sumažinti pagal dydį, bet tada būtų labai sunku ir siuvinėti visų pirma ir tam tie tarpai irgi reikalingi grinai, kad matytųsi va toks dizainas. Tai žodžiu, geriausia atseit va 14 kanto, nes 28 tai ten dar būtų sunkiau, aišku, nes kas antrą ten reikėtų skaičiuoti, o čia nepradurima nieko, tik tai, kad įvairiais tenais įstrižai iš akytės į akytę ten eina, arba va taip va visaip, aplinkui gali apeiti, žodžiu, įvairiausiom pusėm eina. Labai įdomus toks yra stilius. Tokiam spalvotam, ypač paveikslui, čia ne kaip ir blackwork, yra blackwork, yra whitework, vadinasi su baltu, ten su juodu, o čia colorwork, tai tipo spalvotas darbas siūlais. Ir paprasčiausiai DMC siūlai naudojami, čia nieko labai įmantraus nėra, tik reikia labai žiūrėti, studijuoti
ten tą schemą, kad nepraleistum kažko, ten aišku, kaip ir visi dizaineriai būna padaro kažkokių tai klaidelių, tai reikia tai irgi įsiminti ir toj Facebook'o grupės SEL, tai apie tai irgi buvo kalbėta. Ir dabar daro kitokią SEL, bet aš bandau nežiūrėti nieko tokio, nes noriu bent jau šitą stumti tolyn. Tai tiek tada čia mano buvo paskutinysis spec tokių technikų pradėtukas, kuris buvo pradėtas praeitų metų jau ir pačioj pradžioje, kaip sakant, 25-aisiais. Nebuvo jisai pats paskutinis pradėtas 25-ais, bet iš tokių įdomesnių tai paskutinis. Tai tiek tada su mano visais tais pradėtukais. Ir pabaigai nusprendžiau išdėlioti, atsispausdinau ir išdėlioju jums visus savo pradėtukus iš pirmos ir antros pradėtukų video dalių. Ir bandžiau suskirstyti į skirtingas kaip ir grupės arba kategorijas, kaip kitiems patinka sakyti. Tai pirma būtų viršutinis kairysis, tai čia yra didieji mano darbai. Arba tenais kaip ir pilno užsiuvinėjimo, išskyrus nepilnas tai yra Chatelaine, bet aišku labai didelis, ir Lanarte Azijos porelė, bet ten tik tai labai keletą vietų yra, kur neužsiuvinėjama. Šitam dideliam lape, kur daug išdėliota, yra maždaug tie visi kiti vidutiniai tokie darbeliai, kur ir 3D yra, ir karoliukai, ir tenais šilkai tie išnaudojami tokie įvairiausi. Tai čia būtų antra grupė, o trečia grupė būtų tai mano tų spec tokių technikų, kur aš įskaičiavau. Nors aišku, pavyzdžiui, šitas tai darbelis irgi bus nemažas toksai ir kaip čia Van Gogho tas paveikslas irgi bus nemažas, bet ten yra toks specifinis stilius siuvinėjimo. Tai įdomu būtų man sužinoti, už kuriuos iš kiekvienos va čia kategorijos, už kuriuos jūs labiausiai sergate, norėtumėte pamatyti daugiau dirbant ant jo. Ir gal netgi jūs kažką iš jų jau siuvinėjote ir galėtumėte tada pasidalinti savo nuomonę, kaip jums ten ėjusi, gal kažką jūs išmokote ir pataisėte geriau netgi, kokiose iš šitų darbelių dalyse. Būtų labai įdomu tai sužinoti. Ačiū, kad žiūrėjote video, tikiuosi, kad 2026 metai ir jums, ir man bus dar sėkmingesni ir geresni ir sveikatoje, ir pasaulinėje toje situacijoje, ir piniguose, aišku, ir šeimynoje, ir kad jeigu geresnis gyvenimas, ramesnis gyvenimas, tai dažnai būna ir kad yra galima daugiau leisti laiko ir visiems saviems hobiams, poilsiui ir taip toliau. Ir kad gal jūs irgi pabandysite kažką naujo, niekad to nebandę. Gal aš jūs įkvėpsiu kažkokiems tokiem bandymam, nes ką žinai, gal tai jums bus irgi pats geriausias dalykas, ką jūs darėte. Pirmas žvilgsnis yra visada toks sunkesnis ir bandykite kažką tokio daryti ir rodykitės kitiems, nes nedaug labai lietuvaičių iš vis filmuoja, ypač paskutiniuoju tokiu metu. Aišku, buvo, kurios anksčiau filmuodavo ir taip ir sustojo ir naujas keletos atėjo, tai labai džiugu, taip kad dalinkitės ypač lietuviško siuvinėjimo video su visais kitais. Taigi, sakau tada iki kito karto, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad pasirašote mano kanalą, kad paspaudžiate nykščius aukštyn ir kad paliekate nors kokį komentarą, kad ir ten kokią gėlytę ar kažką tokio. Man visada labai malonu tai yra matyti. Taigi, iki kito karto, čia buvo Jurgita, visiems sakau ate.